Šiame momente yra viskas, ko reikia žmogui. Kvėpavimas, biologiniai procesai, gyvybė, pasaulio patyrimas iš vidaus ir iš išorės. Jeigu tuo momentu vyksta diskomfortinis procesas žmogui, jisai nėra blogis. Kaip tą galima suprasti? Jeigu pažvelgt į praeitį, nuoširdžiai prieš save patį, į tos momentus, kai buvo patiriamas diskomfortas, eigoje gyvenimo galima atsekti, kad tas diskomfortas išvedė į tokias transformacijas, į tokius pokyčius, į kurios pats nei už ką nebūtum ėjęs. Niekaip nebūtų įmanoma tai suplanuoti tobulai strategiškai, taktiškai, kūrybiškai ar dar kažkaip tai sumaniai, kad gyvenimas šitiek neįtikėtinų būdų praveda per šitą transformaciją ir po jos išeini ir pats kitoks. Ir gyvenimo audinys kinta. Šis procesas aukso vertės. Bet jeigu tame momente sulysti į savęs gilėjimą, automatiškai kitų kaltinimą arba ieškojimą kaltų, blogų, neteisių, išeiti į šitą transformacinį etapą, procesą nebepavyksta, nes tiesiog užstringi tuose užsiciklinimuose, kad aš nuskriaustas, o išoriai kažkas tai kaltas. Ar priežastis to proceso? Bet jeigu nuoširdžiai peržvelgt jau buvusias tokias situacijas ir momentus diskomfortiškus ir jau įvykusias didesnės ar mažesnės transformacijas, pokyčius, yra galimybė kur kas aiškiau pamatyti, apie ką tas diskomfortas šiuo momentu. Kad jis irgi į kažką mėgina parodyti, atkreipti dėmesį, kad atėjo metas kažką koreguoti savyje. Kad ta inercija, kuri iki šiol buvo, ji nebepalanki toliau tęsti taip gyventi ir tverti per tai, realizuotis per tai. Ir tam tikros vilties suteikimą duoda būtent tokie savo paties peržvelgimai praeitų kažkokių tai diskomfortinių momentų ir procesų. Bet nuoširdus, nes jeigu ten peržvelginėjama ir vėl ieškoma, kas buvo teisus ar neteisus, tai ne ta kryptis. Ten nebus galimybės pamatyti, kaip ten buvo iš tikro ir į ką tai iš tikro išvedė. Bet jeigu nuoširdžiai prieš save patį imti ten patyrinėti, tai savaime atsidengs motyvacija esamam kažkokiam tai diskomfortiškam procesui, kad neužstrigti savęs gilėjime ir ieškojime kaltų, neteisių, blogų. Netgi jeigu ir surasti tai esmės gi ir nekeičia. Situacija įvykusi, jos pakeisti labai dažnai ir nebėra šansų,
O išeitis, kuri lieka, tai keisti santykį į tą įvykusią situaciją. Arba galbūt net vykstančią situaciją, kurios nėra galimybės įtakoti, iš paties savęs įtakoti. Jinai vyksta taip, kaip vyksta. Šiame momente galima turtų savo atrasti. Bet pasikartosiu. Čia svarbus momentas yra neužsivelt savo dėmesiu į paieškas kaltų, neteisių ir blogų. Palei faktą, jeigu galima kažkaip tai tą klausimą dar spręsti, ieškai išeičių, jeigu reikia su kažkuo tai bendradarbiauti, ieškai su kuo dar galima šitoj situacijai bendradarbiauti, sprendžiant šitą klausimą. Bet bendradarbiavimas irgi nėra priešų blogų ieškojimas, kaltų ieškojimas. Tai yra konstruktyvus procesas, kuriame ieškoma išeičių. Bendrai, jeigu yra galima, su kažkuo tai spręsti bendrai tą klausimą, nesusipratimą. O jeigu palei faktą supranti, kad to, kas vyksta arba įvyko, jau nebeturi galimybės įtakoti, tai vienintelė išeitis yra pakeisti santykį į tai. O tai yra jau didžiulis turtas. Kodėl? Nes pakeitus santykį į dirgiklį, į tą problemą, automatiškai nusiima įtampos ir savaime ima atsidaryti, iš vidaus atsidaryti aiškumas, pamatant, kam šita situacija buvo suteikta gyvenimo, kodėl ji tokia reikalinga ir į ką ji man mėgina parodyti ar mėgino parodyti. Ir tada ime atsigręžti į kūrybinį procesą, kuris užgimsta būtent nuoširdžiai prieš save patį atsigręžtame procese, vidinėme procese. O jis visada vyksta šiame momente. Visada. Kol kas tiek.